Norėjau užsipjaut palangę, atsinešėm uosį. Žiauriai storas, žiauriai gera, didelė, masyvi palangė. Nu ir va mano pjūvis, iškai daugiau negu pusė ir pjūklui nepatiko. Pušis jam patinka, kietmedis ne. Man tiek nepatiko, kad piktas netrūkt pradėjo. Tai panašu, kad nepavyks šiandien išsipjauti, reikės galvoti. Kadangi projektas su palangė nelabai pavyko ir atidėtas tolimesniam laikui, tai nusipirkom juostos apsiklijuoti langam iš vidaus. Tai dar vienas darbas, kurį nesu niekada daręs. Tai bandysim. Pasikalbėjau ką tik su vienu bičiuliu, su kitu bičiuliu. Davė patarimų, tai ir neskambėjo baisiai sudėtingai. Tai vieną dalį reikia prisiklijuoti prie lango. Bandom atlikti šį darbą. Ai, beje, nepapasakau. Praeitą savaitgalį, kaip jau žolę, aš vis atlokinau naujas vietas, kur dar nevažiavau su traktoriuku. Vieną kartą vis po truputį, kad prasipjaut. Ir mažiau darbo trimerių būtų, nes kur kas lengviau ir greičiau. Tai pasigavau kažkokią vielą, apsivinioju aplink abu peilius. Tai vakar atvažiavęs iškart puoliau į garažą, galvoju, greit nusimsiu vielas ir pjausim žolę. Tai pasirodo, kad dar ir padangą pradūriau, tai neturėjau su ko prisipūst, tai iš kaimyno pasiskolinau kompresorių. Prisipučiau padangą, bet skylėtai, oras tiesiog šnypšė. Ėjo lauk, tai liaudiškai pasielgiau, medsraigtį įsukau į padangą. Tam kartui tai kiemą pavyko apsipjauti. Prie medelių kapstasi. Apsikasinėja, sakė, padarys rožėlėm apipils. Ir eisim pažiūrėti, kas ten jiem nutiko. Sakė, truputėlį apskabė. Aplink medžius, visus medžius suformavau tokį apsaugos ratą, kad mažiau žolių ten augtų. Tada tą ratą padengiau skiedrom, vėlgi, kad slopinti piktžoles. Ir tada narvelius visiems šitiem medeliam padariau, kadangi jau buvo paskanauta stirnų. Atėjau į garažą. Galvoju, pasikrapštysiu prie projektinio traktoriaus. Pasirodo, ne tik mano priekinė padanga yra tuščia, bet ir galinė. Panašu, kad vakar sukus varžtą, tai priekinė buvo visai neblogai, bet galinė buvo tuščia, tai nežinau, tikiuosi nesupjaučiau padangos. Reikia šniūrų prisipirkti, sukaišiot, gal reikės kurį laiką.
Škyvą traktorių uždėjau. Nors pavyko tik vieną diržą uždėti, bet mažiausiai dėl to dabar sakau, galva įdomu jį užkurti, o ne pult žolę pjaut. Tai išsėmiau vakumą, norėčiau pakraut, o dabar lekiam apsitvarkysim namuose ir truputėlį vatos susikaišysim. Kitą savaitgalį atvažiuoja kasti šulinio, tai turėtų būti įdomu, tikiuosi viskas bus gerai ir turėsim vandens. Atvykome bandyti sutvarkyti padangų traktoriaus. Tai, pirmiausia, su šituo reikės prasidurti. Aš iškart noriu pasiruošti juostelę. Parodyti, kad įkišti vidų maždaug per vidurį. Nu, gerai. Pirkau pigesnį komplektą, bet jame replis buvo. Taip, ir dabar. Nu, gal ir pavyko. Gal ir pavyko. Reikia galiniai padangui skylės ieškoti. Klausimas, ar aš nepamesiu jo. Well, if you need a hand to carry a load, I'm here to let you know you can put that on me. When that old hurricane is starting to blow, you've always got a home where you can come be. Oh, because I ain't afraid. Ой, он скажу сейчас. Make it together. When I tell you that I got you, and I'm here right slow. Viskas, negumbai. Oi. Oh, your man got you. Labas rytas. O rytas mums šiandien ankstyvas. 6:30 paskambino, pažadinom atvažiavę šulinio kasimo meistrai. Tai šiandien kasa šulinį. Tai labai įdomu, kaip čia bus. Radom vietą ir jau pradeda kasti. Tai dabar mes čia turim beveik 7:30 ryto. Dovilė testuoja, aš prasitestavau, tai tikrai veikia.
ir jaučiasi, ir virbulės susisuka. Virbulės tai yra paprasti varinė viela. Tai sakė, lygiai taip pat veikia ir su vyšnių šakelėm, ir su dar kažkokio medžio. O. Jaučiu vandenį. Jaučiu vandenį. Oi, čia tai susikryžiavo stipriai. Nu, čia jau Čia visiškai. visiškai iksas, čia ir žymė, kad reikia čia kas. Nu, tai va, čia ir kasam. Bet jau radiją kaip prastai traukia. Tai vyrukai kasė šulinį, pradėjo, jie atvažiavo 6:30 ryto, baigė kast, kada čia prieš kokią valandėlį gerą, ne? Jo, valanda jau tikrai prabėgo. Apie 6 valandą. Truputėlį pafilmavau, bet kadangi darbavomės, tai ir ten nelabai jie norėjo filmuotis, tai nelindau į akis. Šulinį kol kas užstingiam su paletė. Tai va čia va į šitą skylę aplink šulinį reikės susikišti, Žvyrą. susimest žvyrą. Ir šulinį mums padarė, kiek čia man atrodo 5, ne? 5. 5 rytiniai. Tai va, vanduo po truputį kyla, dar purvinas. Dar reikės keletą kartų išleisti ir tada bus galima žiūrėti, lauk, kol praskaidrės. O dabar yra vienas žiedas, realiai. Pilnai užsipildęs. Ir jo, ne, daugiau truputėlį negu vienas jau. Nu, aš tiesiog, kad tos ribos nematau, tai Mhm. vienas pilnai užsipildęs Jo. tikrai. Kai vat, per valandėlę gerą užsipildė vienas žiedas, tai tas vanduo kyla ir visai neblogai gal. Tai rytoj ryte reikės dar Jo, nuimti statusą. sakė, kad turėtų apie 3 žiedus maždaug užsipildyti, gal truputį mažiau. Gal Bet tikrai viskas ir vanduo tai išpumpuota. bėgo ganėtinai stipriai. Nu, čia šlapės darbas buvo, va čia kokia šlapimas Jo. dar likęs. Čia vat ką jau traukia iš pačio Gali galo. parodyti, ką čia ištraukė. Jo, ir iškasė tiek visko. Buvo ir juodo žemės, ir kažkokio molio, smėlio, Jo, čia buvo akmenų. Tinis sluoksnis, jis toks Dabar tokia Oi, košė. košė dar, bet jau truputį padžiūvus, ši buvo šlapesnė gerokai. Labai su šaknim kovoja. Jo, tai irgi rado kelmą. Čia aišku, ne visas jisai turbūt yra. O gal ir visas, blemba vyrai ten keikėsi. O jei, ir keikėsi, ir kapojo kirviu, tai tikrai labai ilgai užtruko. Tai va tokie update'ai iš šiandien dienos. Mes lekiam pavalgysim. Gal dar su karučiu truputėlį žvyro pasivežiosim. Well, if you need a hand to carry a load, I'm here to let you know you can put that on me. When that old hurricane is starting to blow. Tai lekiam, nudirbsim kokį nors dar darbų.
Dovilė čia šiandien vėl prisodino dalykų. Brokoliai ir žiediniai kopūstai. Reikia truputį padėti, pasimatuoti. Aš ne tik sodinau, aš čia dar ir pabaigiau daryti takelį ir lysvę. Bet kaip bulvės auga. Bulvės normaliai auga. Tai braškės irgi didžiulės, šiaip jau tuoj braškių turėsim. Tai čia ankstyvosios. Ok. Tos, kur dabar tik tai žydė, tai jos yra vėlyvosios, o ten, kur jau vaisiai susiformavę, tai ankstyvosios. Ir šiaip jos pirmais metais nebūna dar pačios efektyviausios, Okay. nes čia daugiametis augalas. Grastas neblogai laikosi. O vietė matau viena. Ai, ir antra čia kažkokius žiedelis, lapukus leidžia. Nejudink, nudomai. Okay. Nu, taigi tu šaknyną judini, tu, Bet šitą tai... nu, ta nieko neleidžia, gal dar išleis, nu. Jeigu ką, viena iš tas 3. ir Gyvybės rodo. Tai ir šitas serbenčiukas. Čia baltas. Tai reikia tik tai atskirti šakeles. Aš rytoj dar paremsiu. Nu, kad augtų taip į biškę. Skirtingas pusės. O kam to reikia? Nu, tam, kad oro cirkuliacija geresnė, nu, šiaip nesilies vaisiai, nu, jis daugiau vietos tiesiog turės. Šakelėm naujom. Nu, nes dabar, jeigu čia dyks nauja šakelė, jinai iš karto į kitą šaką remiasi. Ok, supratau. Taigi, šį savaitgalį nuveikėme tikrai nemažai darbų. Pagaliau turime šulinį, tikiuosi greitai įsivesim vandenį į namus, prasitestuosim, pasidarysim vandens testą, išsiaiškinsim, ar jis yra geriamas. Ir turbūt pradėsim po biškį ruoštis nuotekoms. Tai ačiū, jog žiūrite, paspausite like, paspausite subscribe, susitinkame kitame video.